privalai savim tikėti ir nenustot džiaugtis gyvenimu. Žinoma, visada lengviausia pasiduot blogom mintim, bet niekas kitas nepasidžiaugs už tave kaip tu pati. Skaitau tavo žinutės ir jaučiu tą tavo vidinę baimę širdelį, tiksliau labiau mintyse, kurios mums dažniausiai ir neleidžia ramiai gyventi, kurios apsunkina mūsų kasdienybę ir atrodo nieką pats visiškai negali pakeisti, bet tos mintis užvaldo, užkariauj ir negali pats nuo savęs pabėgti. Tai labai sunku pasakyti, kaip padaryti, kad tos mintis negriaužtų, neužgoštų, kaip sakant, gyvenimą, kasdieninę džiaugsmą. Sunku su savim susitvarkyti ir pasakyti savo, baig galvoti. Todėl geriausi būdai tai tiesiog kažką veikti, kažką daryti, žiūrėti, skaityti, kalbėti, piešti, medituoti, nežinau, aš mandalas labai pamėgau spalvinti. Tiesiog kažką veiki, puzlės vadėlioju, veiki, tiesiog mintis nukreipi. Tai labai linkiu, kad ir tu atrastum kažkokią veiklą, kuri padėtų tas mintis nukreipti. O svarbiausias dalykas tai yra tiesiog save įtikinti ir save nuteikti, kad tai, kas dabar vyksta, tai nėra blogiausia. Bandyti neprisileisti tų minčių, kad viskas dabar tai jau gyvenimo nebebus. Realiai, kai aš pradėjau garsiai kalbėti per Instagramą, TikToką visur, kai žmonės pradėjo man rašyti žinučių, tai tikrai susilaukiau labai daug žinučių, kad va taip pat, kad jaučias taip kaip ir tu ir visi klaus, kaip man pavyko. Neužleisti tų blogų minčių, tai iš principo gal labai dėkinga, nes aš tiesiog iš savęs esu tokia pozityvi, kur man tiesiog nedaug tai reik, kad aš būčiau, nusidžiuginčiau save, nežinau, kavą geriau, užsileidžiu muziką, kartais ir paverkti nėra blogai, kai jau tas gumuliuks gerkliai stovi ir reikia iškaukti, išrėkti, kai vieną esi, gal net ant žemės atsisėdus, verkti be perstojo, kol tos emocijos išsiverks. Bet kasdienybei tai negali savęs pradėti griaužti, laidoti, kas svarbiausia, galvoti, kas bus, jeigu tavęs nebebus. Ta prasme, aš nujaučiu, kad tokios mintis kamuoja, kas tavo lovai miegos, kas tavo rūbus rengsis, iki tiek ateina. Kai aš jau sužinau, kad man reiks chemoterapija, tai aš dar buvau labai jauna ir iš vis nesupratau, kas yra chemoterapija, kaip jinai atliekama. Aš įsivaizdavau, kad tai yra kažkokie vos ne tirpalai, kažkokie aparatai, kur tave kažkur įkiš. Tiesiog aš neįsivaizdavau, aš niekada nesigilinau. Kol sužinau, kad tiesiog eilinė lašinė, kur sulašin ir važiuoju namo. Po to, kai jau sužinau, kad nuo chemoterapijų plaukai pradėt kristi, aš pradėjau save žiūrėti veidrodį, uždengus plaukus ir galvoti, kaip aš čia atrodysiu ir savęs gailėti, kokia aš būsiu vargšė. Po to buvo periodas, kai ėjau į perukų parduotuvės ieškoti, nors dar aš su plaukais buvau ir net nežinojau, jie man nukris ar ne, bet aš jau išsirinkau peruką ir suskaičiavau, kiek man pinigų perukui reikės, nors galiausiai man jo net neprireikė. Tokios beprasmės mintis taip valdai ir taip save atiduodi tai graužačiai, kuri po to net prasmės neturi ir tai net neįvyksta. Čia svarbiausia yra susitvarkyti su savo mintim. O ta liga nėra baisi. Tiesiog eilinė liga. Tu net gripu, kai sergi ir guli lovai, tau ten 3,9 temperatūrą, prakaituoji ir galva ir nugarą skaudu ir guli ir lauki, kol praeis. Čia net būna tokie periodai, kur tau net nieko neskauda, tu sėdi ir lauki, kada jau čia vos nemirsi. Tai svarbiausia tuo susitvarkyti dalykus. Aš suprantu, kad yra tas beviltiškumo jausmas, kur tu supranti, kad tu nieko negali padaryti, o visuomeniai priimta, kad jeigu jau onkologinė vėžinė liga, kad viskas, tu jau mirsi. Dažniausiai taip žmonės galvoja. O pasirodo, gyven ir nebūtent tai baisu, nereik nei savęs gailėti, nei savęs laidot, reikia gyventi kaip gyvenus. Ta liga išgyvenant būna įvairių etapų, būna ir skausmingų periodų, būna ir minčių, kur tu pats jau nebežinai, kaip su savim sutvarkyti. Būna, kad tu atrodo mintyse, tu gal supranti, kad čia bereikala, bet tavo kūnas pradeda drebėti, verkti ir bijoti. Bet kaip ir kiekvieną ligą, aš sakau, ant apendicitą reikėtų operuoti irgi pjautų, negalėtum pajudėti po pjūvę kažkiek savaičių. Tai čia viskas, tiesiog reikia priimti kaip natūralų procesą, kuris šiam etape tau yra neišvengiams ir viskas.
ir gyventi kaip gyvenus, valgyti kaip valgius, eiti su draugais, eiti darbą, eiti mokslus, nežinau, tavo gyvenimo etapą, paskambinti mamai, paskambinti draugiai, skalbtus rūbus. Tiesiog nieks neturi pasikeisti tavo gyvenime. Tu neturi pradėti savęs griaužti ir gailėti. Ir realiai tam periode, kai tu būni, atrodo viskas, dabar man čia ženklas, kad aš turiu gyventi kitaip, aš dabar pasveiksiu, kalnus nuversiu. O kai ateina tas pasveikims ir tu žiūri, kad vis tiek reikia dirbti, reikia pinigų užsidirbti, reikia gyventi, reikia valgyti, pirkti, reikia mokesčius mokėti ir gyveni toliau kaip gyvenęs, nieks nepasikeičia. Daug visuomenį pavyzdžių, kurie tikrai ir sirga, ir sudėtingai tas ligas priėmė, bet ištvėrė tiesiog tas periodus ir sėkmingai gyvena, kaip dabar gražiai atrodo, gyvenimu džiaugias. Tai va tokius pavyzdžius žiūrėk, o neskaitinėk straipsnių. Didžiausias pati blogybė pradėti skaityti straipsnius, ieškoti, kas būtų, jeigu būtų, ieškoti, kaip kitiems žmonėms buvo blogai ir laukti, kad ir tau bus blogai. Kiekvienas mes turim savo skirtingus kūnus, kurie skirtingai viską išgyvena, ne tą patį dalyką. Kiti skirtingai pernešam. Man chemoterapija buvo labai gera, aš labai lengvai viską pernešiau, man nieko neskaudėjo. Aš porą dienų pagulėdavau kaip po gero pachmielo, kaip aš juokauju, pagirias atsikratydavau ir viskas. Kitiem bus sudėtingiau, kiti daugiau mieg, kitiem gal kažką skaudu, o kitiem nieko neskaudu. Pavyzdžiui, kaip man, aš galiu į tankų bet kur. Tai va, neskaityk, kaip būn, nežiūrėk, kas būtų, jeigu būtų. Ir tiesiog nusišluosti va dabar ašaras. Iš tikrųjų, net ne ligos metu, aš paskutiniu metu perskaičiau nemažai tokių motyvacinių knygų, tipo saviugdos, kaip save motyvuoti, pozityviai gyventi ir taip toliau. Pagrindinė mintis yra, kaip tu save turi užprogramuoti geriem dalykam. Tai kai aš sirgau, aš net nežinodama to, aš kiekvieną rytą atsikėlusi veidrodį žiūrėdavau, kartais su ašarom akyse verkdama ir sakydavau, Brigita, kokia tu esi graži ir kiek dar daug gražių dalykų tavęs gyvenime laukia, tu tik pakentiek. Ir man didžiausias buvo stresas, aš sirgdama labai daug svorio priaugau, tai man labai buvo stresas dėl to didelio svorio, aš 14 kg priaugau per 2 mėnesius. Ir aš labai save griaužiau dėl svorio pagrinde, ne dėl ligos ir jos pasiekmių. Tai va, aš kiekvieną rytą atsikėlus žiūrėdavau veidrodį, sakydavau, Brigita, kokia tu graži, kiek daug gražių dalykų tavęs dar lauk ir pakentiek, susitvarkysi su to svoriu, tik pakentiek. Ir aš save motyvavau kiekvieną rytą, kad koks yra gyvenimas gražus ir viskas. Ta prasme, ir tai praeis. Ir geri dalykai, ir blogi dalykai visada kažkada nurims ir praein. Ir visada aš kartoju, ir tai praeis. Net ir gerose perioduose aš tą patį savo primenu, kad neužsibanguočiau ir nepasikelčiau savo gyvenime, nes paskui gyvenimas gali skaudžiai nuleisti ant žemės. Tai žodžiu karto, kad tu esi labai graži, labai sėkminga, tavęs labai daug gražių dalykų lauk ir tai praeis. Tie dalykai, kuriuos tu turi save užprogramuoti. Kažkodėl nujaučiu, kad klausydama mano kai kurios voisus jau sugebėjai ir nusišypsuoti, o dabar beklausydama arba paspaudus pauzę eini prie veidrodžio ir pasižiūrėk, kokia tu graži ir kiek dar visko tavęs laukia. Svarbiausia save yra taip nuteikti. Nelaidot, negailėti savęs, o tiesiog gyventi. Ir mano sėkmės istorija gydytojai, man visi gydytojai pasakė, kad man 80%, mano optimizmas ne man pasveikti padėjo, bet man padėjo labai greitai atsistatyti ir grįžti savo ritmą. Aišku, čia kiekvienas kūns atskirai priimta gydymą ir tas pasveikti ar nepasveikti faktas, kad nepadės tavo optimizmas, bet kad tu greičiau grįžtum į kasdienybę ir negalvotum apie konkrečios ligos ten momentus, tai svarbu, kaip tu save nuteiksi. Man visi ligoniniai sakė, kad mano optimizmas man padėjo kuo greičiau iš ligoninės išeiti, kuo greičiau atsistatyti, kuo greičiau grįžti savo kasdieninę gyvenimo rutiną. Dėl to, kad aš savęs negriaužiau, nedepresavau, neverkiau, kitiem nedaviau žmonėm irgi manęs gailėti. Ir man kartais net pikta būdavo, aš jaučiu po operacijos, po chemoterapijų, jau žodžiu man biškai paguodos reikia, kad biškičiau manęs kas nors gailėtos, o man visi, eik valgyti daryti, eik kambarius tvarkyk, kodėl vakarienės dar nėra, tai važiuojam vos nei daržą dirbti, aš tipo palaukit, taigi aš ką tik sirgau, nu ir kas,
tipo, pažiūrėk, varai kaip arklys, tu ko čia dabar nori pagodos. Tai faktas, kad kartais noris, kad biškelį tave užjaustų, bet geriau, kai neužjauč, tai reiškia, žinai savo vietą, kad reikia gyventi kaip gyvenus. Žodžiu, nebedaug žodžiauju, bet jeigu reikės gydymo, nusiteik pozityviai ir viskas įveikiama. Gyvenk kaip gyvenus, sėkmytės, nosi aukštyn. Ir viskas bus gerai. Paminėsi man už kelių mėnesių ar už pusmečio, arba šiaip kada nuotaika bus parašysi ir sakysi, blemba, Briga, gerai, sakai, nei čia baisu buvo, nei čia ką.